normaliai čia užsilipa, praplauksim. Žinau šitą ežerą, žinau šitas vietas, šitą krantą. Nu gerai, dar vieną. Kartais ir mazinam. Lengvu anyžium. O užknisa lietus truputį pradeda vėl. Balos. Smagu. 3 pakelimai, 3 ešeriukai. Padebesiuose užkibo. Ir vėjas pučia ir lietus. Bėk iš čia, Martynai, bėk. Čia nėra žuvies. Nu ir kaip čia užlipimas nuo kranto. Normaliai. Normaliai čia užsilipa. Galima bus lipti. Nu va, užlipau, viskas gerai, dar ledas laiko. O kol ledas laiko, tai tol reikia gaudyti, lipti ant ledo. Jau kai nelaikys, tada bus galima gaudyti. Upėse, upėtakius, šapalus ar dar kažką. Nu, aišku, ilgai turbūt nelaikys, nes vandens nemažai. Ir netgi o tokių dalykų, prie kurių, na, biškį baisoka artintis. O čia va visas ežeras. Bet aš turiu girogės, tai praplauksim. Pasėmiau rogės dėl to, kad šiandien kažkaip tai noriu pasivaikščiot. Žinau šitą ežerą, žinau šitas vietas, šitą krantą. Tai vat per jas prajudėsiu. Tik tai vat ieškosiu ne ešerių šiandien, o kaip visą laiką įprasta paskutiniam ledui kuojų. Na, ar pasiseks, ar nepasiseks, nežinau. Didelių kuojų nesitikiu. Nedidelės kojelės čia būna, bet jų būna daug. Tai visai būna smagu pagaudyti. Yra čia ir aukšlių. Ir tikrai kai kada galima jų rasti, bet ar rasim, jokios garantijos tikrai nėra. Pabandysim paieškoti. Tai va, eisim per ežerą. Va, didelį. Ir čia ne viskas dar kas matosi. Dar už kampo nueisim. Esu numatęs tokias vietas, kur kuojų būriai būna, praeiti ir kur ešeriukai būna. Rudenį, pavasarį, tai vat galbūt tenai rasim ešerių. Galbūt ne, bet pabandysiu. Ištrūkau šiandien vėlokai, jau po 10, tuoj pusė 11. Visokie odontologai ir panašiai trukdo, bet viskas gerai. Diena visa dar prieš akis pasivaikščiot galima. Ir tokia ramybė. Visą naktį atlėjo, tai toksai paviršius. Šlapės. Na vat, pabandysim pasivaikščioti ir pagręžioti. Čia vaiti paupelis, tai turbūt prie jo pradėti reikia. Gal kažkas tai bus. Bandom. Čia toks upelis įteka. Tai pabandysiu išgręšiu kelias eketės visai šalia. Arti nendrių neisiu, nes truputį pavojinga. Tai va taip toliau nuo nendrių. Bet ledas tai dar tikrai neblogas. Kelias eketės išgręšiu. Pasižiūrėsiu. Gal kuoja, gal dar kažkas bus. Turiu pasiėmęs ir jauko, bet pradžiai pabandysim be jauko. Avižėlė, keli matiliukai. Praeisim ir jeigu jau kažkur tai bus kibimų, tai tada ir jaukinsimės. Kol kibimų nėra, kol nežinai kur, kaip, kas ką, tai tol jaukint dažniausiai beprasmiška. Reikia bent jau daugiau, mažiau žinoti, kur laikosi žuvis. Arba grinai eiti ir jaukinti viską ir paskui gaudyti. Bet aš laikysiuosi tos tokios pirmos taktikos. Čia nebuvęs. Prasme, žiemą esu vieną kartą per varžybas kažkada gaudęs ir laimėjęs. Dar senais laikais būdavo Alytaus naujienų taurė. Bet gaudydavau kitam krante ten, kiek pamenu. Pabandysim čia praeisim, viduriu, gal ir vieną krantą nueisim.
Bet dabar traukiam balalaiką ir pereinam per šitas eketes, pasižiūrėsim, galbūt kažkas tai bus. Judam. Gerai, kad pasiėmiau rogutes, nes daug vandens. Atitrauki savo rogutes, sėdi ir viskas, pasisuki nuo vėjo ir gali gaudyti. Gerai, pradedam tokios gan didokos avižos, 3 mm avižėlė, 3 mm ir 2,8, nu tokia va, tekinto volframo balta. Pabandysim. Taip, matiliuką. Matiliukų daug neturiu, truputį, daug ir nereikia, nebent ešeriui, jeigu atsidurčiau kažkur ant kalniuko pajaukint. Nors ir kojas gerai labai jaukint, bet tiek nėra. Koks šį gydis? O, dar yra gylio. 2,5, gal 3 metrai. Tokiu gan aktyviu kratymu pabandau pradžiai pasižiūrėti. Ir ieškosim tokios aktyvesnės žuvies. Keli pakelimai nėra ir nėra ko sėdėti. Einam į kitą eketę. Opa. O. Čia sekliau truputėlį. Nėra. Čia. Reikia patikrinti visas. Čia dar sekliau. Nu va, pirma kojelė. Ten praėjau pakrantę, eketės nieko, atėjau vat į pirmą gilesnę, čia apie kokią gal 2 metrais giliau. Na ir yra, dar nespėjau rast dugno, bet beleidžiant pakibo. O, kimba, aktyvu. O, yra kuojyčių. Visai smagu. Nu va, kuojyčių yra. Jeigu yra, tai reiškia galima dar kelias pagauti ir žinosim, kaip elgtis toliau. Greičiausiai, kad ištraukiam kelias ir bus galima pajaukinti. O, yra. Nedidelės, bet tokios aktyvios. O, vandens ant ledo pilna. Plaukioja. Ir gan aukštai kimba, tai reiškia, kad jų čia daug. Visai galima smagiai pagaudyti. Nu, dar kokią ištraukiam vieną ir pabandom tada dėti jauko, paieškoti kažko kitko. O, kartais ir mazinam. Viena kita tokia ir didesnė. Visai geras dydis. Toks sportinis. Nu gerai, dar vieną. Ko kimba, tai visai smagu. Pagaunam dar vieną. Jų yra. Gerai, kad yra. Op. Jauką va tokį va naudosim. Smulkus, juodas žieminis jaukas. Čia berods sensasas. Dabar neatsimenu, pas mane perpilta buvo. Į kitą toks lengvu anyžium. Tai gal ne sensasas. Ir pasižiūrėsim, ar veiks.
Padrėkinsimės jį. Aišku, drėkint geriausia būtų kitokioj truputį aplinkoj, galbūt namie. Bet jau yra kaip yra dabar. Jaukinimui naudosim šitą šėryklėlį. Atsimenu, tokią mažą ešeriam naudoju. Tai ešeriam. O va tokią va didesnę. Tai jau kuojom baltai žuviai. Aišku, galima ir šitą didesnę dėti matilio ir leisti į eketę, bet nereikia. Va. O va tokia va viena arba dvi šėryklos ir būna per akis. Aišku, jeigu kuojos daug, jinai labai aktyvi, nu vat kaip čia. Tai čia gali ir pusę litro sudėti ir greičiausiai, kad vis tiek bus per kelias valandas sunaikinta. Leidžiam iki dugno. Dugnas. Truputį pakeliam ir iškratom. O, prie to pačio galima dar truputį iš viršaus. Čia yra dabar apie 3,5 metro gylis. Tai jau tiek tikrai pakanka pradžiai. Bet mes vis tiek dar neapsistojam čia. Einam paieškot, pasižiūrėti kitur. Paleidžiam žuvytę. Na, kiek aš čia jūsų. Beveik liftas gaunasi. Nu, einam į kitą eketę. Gerai, bet taip įdomu, prie kranto nebuvo. Paskui apie 5-7 metrai nuo tos linijos, kur grėžiau buvo. Ir va dabar čia nėra. Pabandysim dar toliau paeiti. Kasgi čia man kibo? Kojytė. Irgi. Tai gal truputį stambesnė negu kad buvo teklesnioje eketėj. Pradėjo lyt, nemalonu. Yra kažkas ir čia. O, stambesnė. Kojytė giliau. Giliau stambesnė. Bet pasirodo yra ir smulkios. Ir net labai smulkios. Veriasi viena po kitos. Bet iš mažesnio gylio tokias kojelės gaudyti, na, visą laiką būna smagiau. Gerai, šitas paleidžiam. Pakšt. Pakšt. Ir išeidami įberiam iš viršaus. Iš viršaus, va taip per visus ledukus. Va, ledukų pilna eketė. Tegu stovi. Va taip iš viršaus. O užknisa lietus truputį pradeda vėl. Pranešė lyg tai, kad jau nebus. Pranešė, kad apsiniaukę bus visą dieną, bet be lietaus. Na, tegu lyja. Kostiumą turiu neperšlampantį, taip kad tegu. Einu į kitą vietą ieškoti. Čia pajaukinau, palikau, viskas gerai. O, balos. Normaliai. Vandenuko yra sočiai. Smagu, geras oras. Oras tai toks tikrai geras. Jei karts nuo karto neužeitų lietus, tai čia būtų išvis pasaka. Patikrinau antrą taškelį, nieko nėra gero. Nei kibimo. Eisim dabar truputį toliau, čia tokia sala yra, tai eisim prie tos salos pasižiūrėti. Arčiau kranto, toliau kranto. Paskui už jos.
Paskui dar toliau už jos pasižiūrėti. Praeisiu šiandien, man atrodo, normaliai. Bet nei vieno žmogaus. Va ką reiškia pirmadienis. Nė gyvos dvasios. Ant ežero aš vienas. Gerai. Man tai tinka tokie dalykai. Vandenuko normaliai. Tyška. Tai prasigręšim čia. O čia tokia sala. Ir va čia prie salos taip staigiau krenta į gylį. Tai ledas tai storas dar, ojoj. Bandom kaip čia į tos salelės. Kokia čia žuvis gyvena. Yra kažkas tai. Kažkas gyvena. O, kaip ir sakiau, kad čia yra ešeriukų. Labai jau maži. Pabandom didesnį. Jeigu jų čia yra. Toks pats. Tokie patys. Pikti. Maži ir pikti. Viskas aišku. 3 pakėlimai, 3 ešeriukai. Viskas aišku. Paleidžiam. Ir einam truputį giliau. O, yra ir čia. Bet čia jau yra kojytės. Aha. Čia kojytės. Čia jau matomai. Irgi labai daug. Yra jau čia. O, ir ešeriukas dar karts nuo karto. Bet mažiukai. Visai. Gerai, plaukia ešeriuk, plaukit kojytės. Einam į kitą eketę. Pilna. Pilna tokių va kojelių. Bet ne aukšlių. Švien. Veriasi. Bet nedidelė. Pilna. Pilna mažo ešeriuko. Kažkada jis bus didelis, bet kol kas jisai mažas. Kol kas praktiškai visur arba nedidelė ešeriukai, arba kojyčių debesis. Ir čia dabar bandau vos negiliausią tašką, kur gaudžiu. Čia kokį 6 virš 6 gal metrų. Bet irgi. O, pakimba iš karto. Ešeriukas mažiukas arba kojytė. Vienas iš 2. Mes mažų ešeriukų tikrai negaudysim. Arba normalaus ešeriuko, arba kuojų. Veriasi iš karto palei dugną. Kuoja. Kojytė. Nu. Čia gilu. Kol nusileidžia ta viža. Tai jau ten, kur gaudžiu pačioj pradžioj, jau gali per tą laiką ir porą kojyčių pagauti. Taip, čia jų yra. Čia jų yra sočiai. Baigėsi ir matiliukas nuo kabliuko. Nu, plaukit, ko jūs čia. Va taip va. Lietus kaip ir nustojo. Nebėra problemos. Arčiau dugno nusileisti nespėja. Matilį nuėda ešeriukai. Kuoja taip nenutempia, bet va ešeriukas aštrus pas jį dantys. Tai jisai greitai nutempia.
Kažkur tai padebesiuose užkibo. Porą metrų nuo ledo. Nu jau ką, kojyčių tai yra daug. Jip. Pasidedam ir paleidžiam. Nu, kai kurios va tokios jau visai ir gražios. Paleidžiam. Plaukit. Bet kiek jų galima pagauti? Nežinau. Daug. Prie tokio kibimo daug. Gerai. Vėl pradėjo purkšt lietus. Kol kas be kuojų ir mažų ešeriukų nieko nerandam. Taip kad eisiu ieškot toliau. Dar turiu čia keletą vietų tokių patikrinimui. Nebus, grįšiu ir gaudysiu kuojas. Bet kol kas dar galim pasivaikščioti. Pabandysim čia prasigręžti. Sodybos. Pabandysiu kelias eketės įsigręžti, pakankamai greitai krenta. Ir nėra nendrių. Būna čia ir aukšlių. Būna ir ešeriukai medžioja. Tai pasižiūrėsim. Ar kažkas tai bus. O lietus tai nenustoja. Visiškai nenustoja. Ir vėjas pučia ir lietus. Tai va, nemažai čia praėjau, kokią pusę kilometro iš ano galo į čia. Gerai, pabandysim čia pagaudyti. Taip, matiliukas uždėtas. Leidžiam ir tikrinam. Kas čia gali būti? Kojyčių nesimato, kad būtų kažkur aukščiau. Nieko. Vyniojam. Einam kažkur kitur. Čia. Čia tuščia. Visiškai tuščia. Einam va čia. Giliau dar paeisim. Nieko gero neradau. Toliau einu. Dar noriu va čia va vieną krantą patikrint. Dar gal nueiti giliai ant kalniuko ešerio pasižiūrėti. Ir paskui dar va kitam krante. Pakrantėj. O taip va šiandien. Tokia pas mus turistinė kelionė gausis. Čia noriu irgi pasitikrinti. Prie kranto būna labai daug mailiaus. Rudenį, pavasarį, vasarą būna. Gal bus ir žiemą, negaudęs. Tai visai įdomu pasižiūrėti. Bet tikrai nei vieno žvejo. Tuštutukas ežeras. Nieko nėra. Tokia ramybė, tik varnos karkia. Einam, pasižiūrėsim. Nu čia dar išsigrėžėm kelias eketės. Opa. Nu, koks šitas gylis. Čia šiaip giloka turėtų būti. Šitas krantas kiek pramenu. Čia visą laiką daug mailiaus būdavo. Gilau. Kažkokia koja užkibo. Koja, aišku. Jūsų reiškia yra. Bet labai jau gilu čia jūs gaudyti. Kojytės. Gerai, pabandom kitą eketę. Truputį giliau. Plaukit.
Panašu į ešeriuką mažiuką. Taip, mažiukas ešeriukas. Na, mažiukai. Ir eketės sakytė sako, bėk iš čia, Martynai, bėk, čia nėra žuvies. Gerai, bėgam. Bėgam, susiviniojam balalaiką ir varom ten. Varom pasižiūrėsim ant kalniuko kaip. Oi, tas lietus nerimsta. Judam. Atėjau į kitą vietą. Ant kalniuko pasižiūrėkit, koks šerėtis. Ekėčių, eketėlių, matilių, prišerta, priberta, rėtis, viskas sudaužyta skylė ant skylės. Šitom baisu. Šitoj vietoj šiemet buvau vieną kartą ir tai nieko gero nebuvo. O čia matomai karts nuo karto pasigauna. Tai va, nu pabandysim, pasižiūrėsim. Nusėdo mikrofonas, velnias. Nežinau, pasikrausiu, tada pafilmuosiu. Čia pakankamai gilu, tai naudosim įprastą gyliams meškerėlę, dalgiuką. Vat, su dalgiuku gaudysim. Tokiam gilį, nežinau tiesa kaip garsas, nes mikrofonas nusėdo, tai kol pasikraus, tai truputį gali būti blogas garsas. Na, bet pabandom pasižiūrėti, kaip čia su ta žuvim ant gylio. Jeigu ne, tai dar nusižiūrėjęs atkarpėlę reiks praeiti. Nėra tokio aktyvaus, kad lauktų, kol įleisiu. Tokio nėra ešerio. O, kažkoks tai paėmė. Bet mažiukas. Nedidelis. O, koks šerys. Pilna burna matilio. Tai čia gali būti, kad čia tas matilis dar šiandienos. Nuo ryto kažkas tai buvo. Nes pilna burna pas ešeriuką. Nu ir nelabai su tais ešeriais čia. Matomai tikrai kažkas tai jau iš ryto gaudė, nes jau matilių aplink eketės pilna. Ir ištraukiau nedidelį ešeriuką, pilna burna matilių. Tai jau čia šerta ir peršerta. Bet va kiek aš čia 10-15 minučių, nu dar nieko nebuvo gero. Vienas prisilietimas, vienas ešeriukas, mažiukas, viskas. Nėra noro 20 minučių laukti kibimo eketėjai. Nėra noro. Matomai eisim toliau ieškoti. O lietus nepraeina. Lyja, 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 lyja. Jau vietom eini, tai tokie ežerai ant vandens. Nelabai įdomu. Vyniojam. Geriau jau aš kuojeles gaudysiu, negu čia lauksiu šitų ešerių. Dar galima bus vienoje vietoje pabandyti, bet panašu, kad nelabai. Dalgę dedam į dėžę. Ir viskas, ir varom. Dėžę į roges. Kamera prie savęs. Reikia nuvalyti kamerą. Nuo lašų aplyta normaliai. Ne, nepanašu, kad nustos. Einam.
Parėjau iš giliai, arčiau kranto. Viešpatie, kaip iš karto aptaško kamerą. Objektyvą. Reikia vis pavalyti, lietutis. Tai va, parėjau truputį sekliau. Ir va, tai prie kranto įsigrėžiu 4 galekitės. Pabandysiu su balansyru praeiti. O toks nedidelis balansyriukas. 3,5 cm berods. Ne, lengvas meškeriukas. Ir bandysiu, va čia praeisiu. Čia visą laiką būdavo ešeriukų nedidelių. Tai patikrinsim gal. Gal bus ir dabar. Ir jeigu jau ne, tai tada tiesiu taikymu mausim. Mausim kuojų ten, kur kibo kuojos. Ir tada iki žūklės galo jau patampysim kojyčių sportiškai. Tai va, gerai, gaudom. Pasižiūrėsim, ar čia ešeriukas koksai bus pakrantėj, ar nebus. Einam į 3. Nėra ko ilgai stovėt. Nu nieko. Pabandžiau. Balansyrą pamirkiau. Bet nieko nebuvo. Viskas, einam kuojyčių. Net ir lietus kažkaip keista, bet apsiramino. Faina. Oras tikrai neblogas. Aišku, galėtų būti sausiau. Bet šiaip viskas ok. Gerai, einam kuojelių. Krantė eini, tai pilna šakų nuo medžių. Nukritę pilnas ledas, prikritęs. Pavasarį, aišku, visos nusėda. Tai ten geras sąvartynas dugne būna. Viskas. Einam dabar ten, kur kibo kuojelės neblogai. Ir ten jų pagaudysim. Bandžiau balansyrų nieko, giliai nieko. Taip, kad gaudysim tai, kas kimba. Pajaukinsim dar gal arčiau kranto ateis. Bus visai smagu. Skamba kaip vanduo atrodo tas ledas. Vaizdai kaip eitum vandeniu. Iš tiesų tai vandens daug. Kai kur tai tokie ežerai po 5 cm vandenuko. Kai kur 2-3. Kai kur sausa. Įvairiai. Bet jau jaučiasi, kad paskutinis tas ledukas mūsų. Ir ateis laikas kitom meškerėm, kitom žuvim ir kitiem video. Gražu. Nu, vandenuko tai kartais tikrai yra. Nu, čia kokie 3-4 cm. Važiavom kuojyčių pagaudyti. Bet į eketę bėga. Nu, pažiūrim, ar čia jų yra, ar jos čia dar kibs. O, jos čia niekur nedingia. Gerai, jeigu jų yra, tai mes jas pajaukinam gal iš viršaus. O, čia jau yra. Kuojytės niekur nedingo, tai pereisiu ir visas taip eketės iš viršaus padrėkinsiu, pajaukinsiu, kad leistusi, tai gal tada truputį aukščiau sukils žuvis, nereikės taip leisti giliai.
Ir patraukiam kuojyčių. Šiaip tai žiemą retai kada gaudai taip, nu nebent varžybos. Bet jau kaip daug metų nesportuoju, tai praktiškai kuojos lieka tik tai paskutiniam ledui. Ant paskutinio ledo dažniausiai būna visai smagu. Va, kuojelės. Mažytės. Ranka įsipurvino nuo jauko. Tamsus juodas jaukas. Ranka, va, išsipurvino. Gerai. Kuojytės kimba, bet nedidelės. Norisi, kad didesnės būtų, bet nedidelės. O, ir dydis truputį gražesnis. Ir dydis gražesnis. Tik tai, kad giliau, ne taip smagu gaudyti. Kaip iš metro. Iš metro būtų smagiausia gaudyti. Prie dugno. O, tokia visai nieko, visai kuojytė. Graži. Aukščiau kol kas nematyt. Kad kiltų, ten rinktų jauko daleles. Nelabai. Pagrinde visi kibimai prie dugno. Palei dugną vis tiek. Ešeriukas. Va kokios. Visai smagi. Aišku, būtų vasario galas ar kokia kovo pradžia. Tai būtų galima rasti visiškai gražių kuojų. O, iš karto atsiliepė. O, ir kuojytė stambesnė. Reikėjo čia gal sportinės meškerės pasiimti ir sportinės avižėlės. O, būtų dar smagiau. Kokia pikta kuojytė. O. Matilio geriau negu ant pinkos. Ant pinkos buvo prasčiau. Oi. O, ir tokios, nu, visai nieko. Tik štai atkabinsiu. O. Kem. Va. Kol kas va čia va giliausia šita eketė geriausia veikia. Čia smagiausia ir žuvis didžiausia ir pakankamai aktyvus kibimas.
Nu, šeriukas irgi yra čia. Mažučiukas. Plauk iš karto. Ir nuvyk kitus ešeriukus. Kurios kuojos dar tokios stiprios. O, kuojytė. O, užkibo. Kuojytės. Gražios. Duodam truputį jauko. Na. Kaip tų ešeriukų atsikratyti dabar? Čia reikia kokią paslaptį žinot. Ką daryti, kad jie nekibtų. Na, aišku, ir čia tų ešeriukų visokių yra. Visko. Bet kojytės kimba. Nu, kokios kuojos. Viskas čia gerai, visai smagu. Būtų sausio mėnuo, tai tikrai aš čia kuojų šitų negaudyčiau, bet kai vasario vidurys, tai galima ir pažaisti. Nu va kažkaip tai taip, sau iš eketukės į eketuką vaikštau, gaudau. Visai smagu. Kai geriau nėra, tai gerai ir taip. Gerai, dar pagaudau truputį, tada vyniosiuosi ir lėksim namo čia. Tokios kuojytės. Visai gerai. Oi, kiek čia jų yra. Praktiškai liftas. Kojytės stambėja. Na, viena po kitos, jų ten tuntas laukia. Tuntas. Tokios eketės varžybų metu tai aukso vertės. Ešeriukas. Seniai nematytas. Va. Dryžuotas. Nu ką, užtenka. Leidžiam žuvytę. Nes pilna. Pilna, reikia viską paleisti. Plauk. Plaukit, kojytės, plaukit. Čia jūsų. Oi. Plaukit. Įakite. Ate. Nu va, čia nėra, ten paleidau. Tai va, kažkaip tai taip. Viskas. Rūkas apgaubė ežerą. Gražu, žiauriai gražu. Faina. Ramu, svarbiausia, nėra jokio vėjo, nieko. Lietus dingo. Bet jau vakarėja. Gerokai po pietų, taip kad
renkuosi daiktus, susivinioju meškerėlę ir viskas. Šaunam namučio. Tai jei patiko, spauskit laiką, nepatiko, galite ir taip paspausti. Prenumeruokit kanalą. Na, o mes, kaip visada, pasimatysim žūklėse. Sekanti žūklė greičiausiai jau bus ant atviro vandens. Aišku, nenoriu čia prisikalbėti, jeigu dar atšaltų, jeigu dar kažką, tai visko gali būti. Bet tikiuosi, kad bus jau nebent ledo. Gerai, iki bičiuliai. Čiau, pakau, bičiuliai, pamiršau. Iki.